Kokia defaultinė reikšmė? Nežinau. Ar paliekam tuščią, ar parašom šitą, ar parašom šitą. Ir kodėl? Galbūt. Kas bus, jeigu įrašysim šitą? Ir ką tai duoda? Kad vartotojui nereikia rašyti. Ir kas reiškia, kad senų filmų suvedinės ribotą kiekį ir nuo to laiko tik tai bus nauji filmai ir nauji filmai yra įrašomi iš karto, kai juos kažkas išleidžia ir jeigu išleidžia, tai išleidžia šiais metais. Tai galėtų būti tokia logika, bet galim palikti ir tuščią. Galim palikti ir tuščią. Šitą turim. Šitą turim. Aha. Update name'as. Direktorius. Kokia defaultinė reikšmė? Booleanas, skaičius, stringas, arėjus, objektas, funkcija. Tiesiog klausimas, gal man reikia pakeisti kažką, pavyzdžiui, 0. Aš nežinau. Tai, update direktorių. Žabras. Kadangi kol kas bus galimybė rinktis tik tai vieną žanrą, tai klausimas yra, kaip su jo reikšme. Kol kas tekstas tinka. Turbūt tinka. Paskui netiks. Select on change. Ir vat klausimas yra, kaip parodyti esamą reikšmę.
Ne, bet reikės eiti paieškoti. Duration. Defaultinė reikšmė. Kaip saugoma duombazė. Minutėm. O tai reiškia, kad minučių gali būti 120. Tai atitinkamai ir čia. Tada images. Šitas yra funny. Kol kas paliksim. Altas. Nu, liko tik 2 laukai nesutvarkyti iki galo. Visa kita turėtų veikti. Plius minus. Plius minus. Ja, galima taip susiskleisti. Oh. Ai, čia seniena. Ne, neseniai. Ai, dabar class names. Default value. Instead of setting selected. Suprantat, ką sako? Apie kuriuos value kalbam? Apie šitos? Ne, bet būtent kalba eina apie selekto elementą.
tada, nes jeigu rašytume pliką HTML, tai va šitas, pavyzdžiui, atributas jisai būtų teisingas. Bet čia yra Reactas ir jisai sako pakeis, taip kad pas mane būtų gerai. Ir dėl to jisai sako, kad va šitas arba šitas atributas turi būti uždėtas ant selekto. Vietoj to, kad tu pas vaikus naudoji va ten tą selected ant optiono. Ne? Tai sako, reiškia, iš esmės, tu šito nenaudo. O kur pas jį vėlai? Nėra vėlais. Mes uždėsim vėlai. Nes ant pirmo irgi reikėtų paimti ir paimsiu tuščią. Ir, galbūt čia gale. Ir vėlai yra žanras. Nebepyksta. Panašu, kad Maibal ir Reactas problemų nesutinka. Kas iš esmės yra gerai. Kaip įsitikinti, kad reikšmės keičiasi, kai aš interfeise pakeičiu pasirinkimą? Gal turite idėją? Kaip pamatyti, kad tikrai mato logiką pasikeitusią mano reikšmę? Stabom. Arba konsolė logas, ne? Šitas. Oh, come on. Kodėl jis nežymi? Add movies. Loading. Timeoutas. Numerį. Paleisim iš naujo. Nu, šitaip. Ir stebėt šitoje vietoje. Kodėl 1, 2, 3? Todėl čia taip parašyta. Kas galėtų būti mūsų pusėje praktiška? Kalba eina apie žanrus, ne? Drama, kas ten thrilleris, nežinau, double L. Komedi. O taip galima. Konkrečias reikšmės net nesusijusios su skaičiais. Tikiuosi thrillerį į temą parašiau. Visą. Tai tada jeigu norim daugiau žanrų, reikia atskiro sąrašo, kur gali administruoti žanrus.
ir atskiros formos, kur gali įvesti žanro pavadinimą. O jeigu... Ok. Sakykime, pirmas vadinasi A, antras vadinasi B, ne, trečias vadinasi C. Nu, čia žanrų pavadinimai, tai A, B, C. Sako, argumentas yra, kad norim pridėti naują, tai skaičius tiesiog +1 varai. Tai reiškia, ateinu ir pridedu D. Kokia logika yra skaičių? Tiesiog nuo 1 ++. Kas bus, kai antrą ištrinsiu? Aš nežinau, ką tiksliai mąstai, bet gal ir teisingai, gal ir ne, nežinau. Tiesiog yra tokia... Ne visai, iš tikrųjų, smulkmena, nes pati tema tai yra prasminga. Mes ją vienaip ar kitaip paliesim, bet, sakykime, bendrinė taisyklė yra, kad prie skaičių reikia stengtis neprisirišti. Nes 1, 2, 3 šiandien reiškia vienokią seką, vienokią logiką. Kitą dieną, kai eiliškumas susikeičia vietomis, nes sugalvoji kažkodėl surikiuoti abėcėlės tvarka ten kažkaip kitaip. Arba, kaip pat ir minėtas, ne, ištryniai va šitą įrašą. Iš visur ištryniai. Tada klausimas kyla, ar kažkam nekils idėja pervadinti čia į dvejetą ir šitą pervadinti trejetą. Ir jeigu kils tokios idėjos, tai tada galime pasižiūrėti, o kas buvo dar šalia padaryta, kai buvo pasakyta kažkoks ten filmas 2 ir buvo paminėta, kad jo žanro, ten to žanro ID irgi buvo dvejetas, ne? Kuris savo ruoštų ten reiškia B, nu, istoriškai. Bet kadangi aš ištryniau antrąjį ir jeigu tyčia ar netyčia paskui kažkas sakė, ai davai automatiniu būdu čia yra +1 visą laiką, tai dabar man atrodo biški bus nebeteisingas žanras, nes numeris 2 jau reiškia C. Tai kas reiškia, jeigu tikrai sužiūrėsi visą va tą sąsają, tai viskas yra gerai. Bet jeigu shit happens ir nesužiūri, tai reiškia griežtai, kad skaičiai reiškia vienokius dalykus, o atspindi ten galbūt kitokius, tai, nu, tada, vat, kaip ir dabartiniam scenarijui, kol tas antrasis žanras egzistavo, viskas buvo gerai. Tik jį kažkas ištrynė ir jeigu nesutvarkė susijusių dalyko, tada jau viskas tampa labai blogai. Tai va, jeigu supranti maždaug idėją, kame kas atsitinka. Tai va, tai pats tas, čia nėra nieko blogo, tiesiog reikia turėti omeny. Bet jeigu tvarkai, tai neužtenka vienos vietos tvarkyti. Ir tada ta sąsaja turi būti gerai iš anksto apgalvota. O jeigu, sakykime, būtų buvę žanras B, ne, tai aiškiai, kind of kaip dabartiniu atveju, neskaičius, tai čia suklysti jau yra nebeįmanoma. Tiesiog yra neįmanoma. Kas atsitiktų va tokiu atveju?
vat pagal dabartinę situaciją, kas turi idėjų. Vat kažkada buvo, ne, ten tas vat antras B žanras. Ir kai sako, koks to B žanro pavadinimas, nu tai grubiai toks pat, tai gražiai parašytas. Ir jeigu šitą daiktą pašalina, kas atsitinka su visais kitais įrašais, kuriems buvo priskirtas A, C ir D žanras, pavyzdžiui, su jais nieko neatsitinka, nes jų tai neįtakoja. O kas atsitinka su šituo? Jis vienintelis sugriūna. Nes niekas nebežino, kas yra žanras B. Čia yra vienintelis, kas sugriūna. Tik tas vienintelis, kurį įtakoja. Visų kitų neįtakoja. Prieš tai buvusiam pavyzdį, kad jeigu pašalini vieną žanro įrašą iš sąrašo ir nesužiūri ten tų skaičių pavadinimo pakeitimo, tai sugriūna visi įrašai, visi filmai sugriūna. Šitoje vietoje sugriūna tik tas, ant kurio tas žanras buvo panaudotas. Na, tai aiškis, mažiau problemų, bet vis tiek išlieka problemos. Šitoje vietoje iš tikrųjų turėtų įsijungti mechanizmas, kuris draudžia ištrinti žanrą B, tol, kol jis yra kažkur naudojamas. Vat koks tikrasis mechanizmas turėtų būti. Tai va, tiesiog turėkime omeny. O šitoj vietoj, plus tie skaičiai 1, 2, 3, gali keistus dalykus reikšti, ar tai pagal abėcėlės tvarka mažėjimo arba didėjimo tvarka surašyta, arba galbūt 1, 2, 3 yra pagal tam žanrų masyvo atėjusi tiesiog eiliškumą, kad ir koks jisai buvo. Tai su skaičiais visada yra pavojinga, nes jie praktiškai nieko nereiškia. Tai geriausia tada yra vos ne su tekstais dirbti, kurie va tokiame kontekste iš esmės atspindi ir vos ne tą patį tekstinį turinį, kuris yra atvaizduojamas vartotojui ten pasirinkti, pavyzdžiui. Paskui reikės padaryti, kad čia būtų normali apimtis. Tai reiškia, būtent tas atskiras žanrų administravimo sąrašas. Reikės šitą pasidaryti. Tai toliau. Kol kas įhardkodintas sąrašas. Per visus sužiūrėjau, žanras yra ir lieka, altasgi buvo suskleistas. Lieka pats imidžo uploadas. Imidžo uploadas. Date image. Turbūt. Images. Update image. Nesuklydau. Update image. Ok. Nuostabai, viskas panaudota. Gerai. Tai
Children, oh my gosh. Šičia. Pavadinimas. Veikia. Realizierai. Veikia. Reaktorius. Veikia. Žanras. Veikia. Durationas. Veikia. Images. Veikia. Altas veikia. Make sense? Su informacijos surinkimas kol kas. Tai reiškia, tiesiog krūva laukų ir visi su jų steitu. Ten, kur reikia, update'inam. Klausimas yra, ar buvo galima, pavyzdžiui, kaip tokią funkciją, arba netgi va šitą funkciją, imti ir kaip rodiklinę aprašyti pačiame lauke. Va čia, kur buvo. Rodiklytė, target value, ant to set kažkas. Tai nesiūlau to niekada daryti. Siūlau visą laiką daryti taip, kaip yra dabar, kas reiškia, šitą funkciją iškelta atskirai. Taip, kaip yra va čia padaryta. Ir klausimas yra, kokia nauda funkcijas iškelti išorę. Jūsų mintis. Perrašymai, validacijos, pavyzdžiui, konkrečiai su, pavyzdžiui, durationu. Neužtenka va tai parašyti. Kodėl? Vat neužtenka. Tai buvo, ką duoda, tą ir rašau, čia iš esmės pasakyta yra šitame kode. Kokią reikšmę galiu įrašyti, kuri taps visišką nesąmonę? Pasisekė, kad negaliu. Raidžių negaliu, nes tipas nurodytas number. Kas negerai šičia. Minusinis skaičius. Žiūri filmą ir jaunėjai. Neblogai būtų. Duration. Kur ten dar buvo tas duration? Žanras. Minutes. Ir jeigu čia yra minutės tikslumo, tai klausimas yra dėl dešimtainės dalies. Jeigu ten būtų 16 sekundžių, tai aiškiai būtų kažkas tokio apie 0,26 ten. Va tiek. Nesąmonė. Tai aiškiai turi būti tik sveikieji skaičiai. Žinom gal kokį mechanizmą, kuris leidžia apsisaugoti nuo šitų, švelniai tariant, nesąmonę. Tokių tiesiog yra. Kaip? Ne, tai čia yra floatas, dešimtainis skaičius. Bet man, jeigu čia sakom, kad yra minutės, tai turi būti tik sveikasis skaičius. Čia kažkur rašyti, ar kaip? Nežinau, ginčio reikšmę, kad parašyti terminį fikciją. Ar negalėjai iš karto drausti jam.
Čia gaila, tu fixed nelabai jisai nori veikti. Aš galvoju, kad jis parašo reikšmės, peržiūrėjo reikšmį pagal turinį. Pasiemam reikšmę. Kas apie konvertavimą omeny? Klausimas galbūt galėtų netgi būti, kodėl man net autokompletas nesupranta, kad galėčiau teoriškai toFixed naudot, bet jisai neleidžia. Tai yra 2 žingsnių problema. Ant ko galima toFixed naudoti? Ant skaičių. Kas čia yra? Stringas. Inputuose visą laiką yra stringas. Mes jis pasteigo, mes Čia yra pradinė reikšmė, kuri yra atminty. Tiesiog JavaScript'o atminty. Tuo tarpu, kai yra eventas, kai tu kažką parašai, tu iš evento ištrauki ten esančią reikšmę. Tai reiškia, tu ištrauki reikšmę esančią čia. O čia yra interfejsas, čia yra HTML'as. Ir iš čia išskaito tekstą. Tai planas galėtų būti, pasiemi tą tekstinį skaičių, konvertuojasi į tekstinę, konvertuojasi į normalų skaitinį skaičių. Ir va tada jau žiūrėk, jisai supranta ir toFixed. Pavyzdžiui. Dar galima ir paprasčiau padaryti. Tiesiog parsintas. Nes jis iš karto padarys sveiką į skaičių. Tai va. Bet žinoma, čia bus skaičius. Tai va, čia bus skaičius. Tai reikia pažiūrėti, kokių kraštutinumų, kokių gali atsitikti. Ir ten tą skaičių, sako, priskirs. Parefreshinkim. Trukmė tokia. Jeigu varau taip, viskas puikiausiai važiuoja. Jeigu bandau dėti kablelį, biškį suveikia, bet toliau rašyti nebeleidžia, kablelis taigi išmetė ir pradėjo rašyti skaičius. Tai reiškia, jis suveikia tas parsinimas. Kai tik tai pamatė, kad įdedu čia kablelį, matot, kas atsitiko? Numetė viskas, kas yra po kablelio. Taigi, kaip va čia, įdėsiu kablelį, pasidarys kablelis šiam 2, tą tekstą išparsins, pavers į sveiką į skaičių, kitaip tariant, išmes lauk po kablelio. Bum. Suprantate. Tai jau. Toks pusę velnio sprendimas, sakyčiau. Ir kadangi daugiau su šito skaičiu nieko nedarau, tai teoriškai buvo galima tik tai jį ir rašyti.
apart to momento. Tai yra minusiniai skaičiai. Ką daryti tokiu atveju? Jeigu pradedi pramušinėti dugną, tiesiog palieki nulį. Tai reiškia, jeigu tavo skaičius yra didesnis už nulį, tai palieki tą patį skaičių, priešingu atveju palieki nulį. Ir jeigu varau į viršų, viskas gerai. Jeigu spaudžiu žemyn, pro nulį nepraeina. Tiesiog nepraeina. Bandysi minusą parašyti, kad minusas irgi nepasispaudžia. O taip. Čia vienas sprendimas. Kitas sprendimas galėjo būti sumetinėti HTML-inius atributus ant inputo atitinkamai. Nu, ne šito, ne šio images, bet numberio inputas turi min, max ir step reikšmes. Tai reiškia, buvo galima užrašyti, kad minimali reikšmė 0, maksimali, tarkim, neegzistuoja, stepas yra vienetas. Ir viskas. Ir tada galbūt nereikėtų validacijų. Nebent kas nors sugalvotų pačytinti ir lysti į kodą. Nu, bet nuo to jau niekas neapsaugos. So, planas. Nu gerai. Šitaip. Dabargi. Images. Reikia su juo pažaisti. Kol kas imidžą gal dar netgi trumpam palieku. Ir klausimas yra, kai yra bandoma submitinti formą, ar čia reikia ką nors dar atnaujinti. Stabu. Names, slugas, metai. Direktorius, žanras, durationas, image alt. Čia, kad nepameščiau visko. Nu, sukonstruoja tokį objektą ir turėtų išsiųsti ir galbūt net viską užregistruoti. Klausimas, ar dar yra ką reikėtų pataisyti? Apart konkretaus imidžo, kol kas dar nesirūpinam. Taip. Movies. Nes jeigu selectins, tai yra jeigu insertins, tai kol kas vis dar insertina tik tai 2 reikšmes iš visų galimų. Tai va taip, ne? Ir šitaip galima nusimesti. Ten tas stringas, kad ten užlindo ne taip ir baisu. Serkinti movies. Values. Kiek čia klaustukų? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Panašu į teisingą variantą. Ką reikia sužiūrėti? Nes čia tai aš copy-paste pavariau iš atėjusio objekto. Šitos pavadinimus. Stulpelį pavadinimai esantis duombazai.
Tai reiškiasi, neimas lagas, relizieras vadinasi tenais. Taip. Direktorius, žanras, durationas, coveris. Ne imidžas, o coveris. Ir imidž altas neegzistuoja. Tai reiškia, ateinam atnaujinti struktūrą. Ir tarkim po coveriu įdėsiu cover altas. Varčaras, ten 100 simbolių, manau, užteks. Cool. Browseris ir čia vadinsis cover altas. Va taip. 2, 4, 6, 8. Gerai. 2, 4, 6, 8. Gerai. Ir čia eiliškumas atitinkamas. Gal dar yra kažkas, ką reikėtų sužiūrėti? Ar galim bandyti siūsti, žiūrėti, kas bus? Bandom. Taip. Movie names. Movie names. Šitas drama, durationas, šitas fake'as, gerai, ir šitas. Ir networkas, create movie, panašu, kad payloadas buvo geras, duration 12. Aš prisimenu, buvo 13. Buvo 13. Bet prieš siuntimą buvo 13. Klausimas yra, kada ką ten klikinant nusimušė į 12. Aš nepastebėjau, ką aš tokio paspaudžiau, kad nusimuštų į 12. Realiai, aš nepastebėjau. Tai atsargiai. Nes galėsite atsukti įrašą sekundžių tikslumu. Ten iš pradžių, kol aš ėjau pro šito lauką, ten buvo 13. Kada ten kas tiksliai pasidarė, velnias žino. Ir kodėl. Neina, žinau, čia žemiausia. Ar čia nebent? Aha. Jo. Irgi nusimušė. Čia yra žiauru. Tai aš tai šitoj vietoj kaltinu Reactą. Tai jis yra keistas šitoj vietoj. Nes buvo dvištukas, aš čia kažkaip double click padariau, nukopinau, čia įpeistinau ir ten pasikeitė ir lygiai taip pat čia kažkas buvo, tada atėjau pasirinkti ir viena hipotezė mano buvo, kad kadangi mano kursorius, matot, kokioje vietoje yra, ir kai aš double click padarau ant nuotraukos, gali būti, kad netyčia ten milisekundžių tikslumu galvoju, va toj buvusi pozicijai, kur nuotrauką klikinau, kad gal paklikinau ant šito, bet, taip neatsitiko. Nes specialiai dar kursorius šitoje vietoje buvo. Bet, dabar niekas nepasikeitė. Labai keista. Dažniausiai šita nesąmonė atsitinka, kai pildai viską iš eilės. Kodėl? Nežinau. Sako movie created. Jeigu double checkint, panašu į rezultatą. Smagu. Tai čia buvo paprastas requestas.
Kas liko pasidaryti? Tai liko pasidaryti iš esmės image uploadas. Failas, kad iškeliautų. Prieš jam iškeliaujant, aš dar pasidarysiu šitą vietą gražesnę. Sako, būtų smagu matyti ten tą preview. Klausimas yra, ar yra kažkokių tais pavyzdžių su uploadu ir image preview. Ir aš čia nelabai matau. Bent doksuose yra. Layoutas, contentas, formos controlsai įtariu. Čia paprasti. Uploadai paprasti. Spalva neįdomu. Tai viskas. Tai jie kažko tokio neturi. Tarp komponentų. Nekvepia. Nu, ką padarys? Tada galima pabandyti savo susikonstruoti. Kaip čia padarius? Dvyliktukas. Čia reikia kažkokio archyvo, kuriame būtų vienas šalia kito. Dviem stulpeliais. Turbūt jo viduj. Ne, šito gal net nereikia. Gal čia reikia netgi įmesti nuotrauką, kad būtų defaultinė, kur tipo nieko nerodo. Image preview. O, tipo kažkas tokio. Movies. Klientas, sources, assetai. Preview. Šitaip. Ir tada čia. O. O toks vaizdelis kol kas. Upload cover image. Žodžiu, šitą pasirinkus. Čia turėtų pasimatyti tas pats nuotraukos peržiūra, ne? Ir tada uploadinti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dar gal šitos du stulpelius reikia paversti, pamažinti. Gal dar klasę jam, ne, klasės neduosiu, duosiu aš jam tiesiog paprastą stilių, kur aukštis bus 8,
plotis bus 8. Kai rašote skaičius, defaultas yra pikseliai. Dėl to nereikia matavimo vieneto nurodyti. Vaizdelis atitinkamai toks. Dar vienas momentas, kas yra negerai, kai nurodai fizinį plotį ir aukštį. Imidžo tabui. Išsidarkis. Ir ten yra object fitas. Ir object fitas, konteinas ar coveris, kurį reikia pasirinkti. Priklauso, ką norit, kad rezultatas būtų, ar padengtų visą paviršių, ar jūs norite maksimaliai kažkaip tais visą nuotrauką atvaizduoti. Nu, tarkim, konteinas bus. Tarkim. Nu, dabar jinai proporcinga savo teritorijai kažkokioj sėdi. Tada dar yra class name. Įdomu, jisai šitoj vietoj piks ant manęs ar ne. Kad aš jam taip padarysiu tokią struktūrą. Stulpeliai stulpeliuose. O. Bet tai matai, kaip jisai, nu. Ir kodėl? Keista. Deflex. O. Suėjo. Ir gap 5. Ne, čia guteris. G5, palankas tenais, ne, tokio nėra. Galima ant nuotraukos turbūt uždėti. Netgi šičia visų šitų nereikia. Visgi jeigu jau flexino, jisai pats atsistos. Margin and 5. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ir jisai nebeklauso pločio aukščio. Keista. Ir tada galbūt ant viso šito galim uždėti stylą vidvas 100%. Nulis jam emocijų. O ką padarys? Bet kažką reikia sutvarkyti vis tiek. Formoje laukas 2 stulpeliais. Layoutas. Reikia pavyzdžio. Čia matau yra 2 stulpeliais. Rausas G3. Ok. Gerai. Tai tada gal šitas iš tikrųjų turėtų eiti į šią vidų ir images čia ir šitie čia.
Ir tada čia turėtų būti jau jo kind of 50-50. Dvyliktukas šitą numestam. Jo, 50-50. Ir čia bus column 2, column 10. Nu, va. Jau neblogai. Ir responsyvą reikėtų sužiūrėti paskui. Iš esmės tinka.